Sveiki, su 4 minučių pavėlavimu dėl įvairių mūsų techninių nesklandumų. Pradedame spaudos konferenciją. Atsiprašome, kad Seimo spaudos konferencijų salėje jau kuris laikas nevyksta transliacijos. Ir į internetą tai noriu padėkoti Alkui, kuris kompensuoja šitą trūkumą ir kad mūsų spaudos konferencija vis tik tai bus matoma per internetą alkas.lt. Ir spaudos konferencija, kaip ir buvo žadėta, skirta rytojaus, tai yra rugpjūčio 23 dienos Baltijos kelio atminimo akcijai. Spaudos konferencijai dalyvauja keli mano kolegos ir susiję su šitą akciją. Tai dalyvauja Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, dalyvauja Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, taip norėčiau pristatyti akademikas Antanas Buračius, ir dalyvauja Lietuvos aeroklubo prezidentas Jonas Mažintas. Galbūt keletą žodžių pasakysiu aš naujausios informacijos apie rytojaus akciją. Kaip jūs žinot, organizuojamas automobilių žygis nuo katedros aikštės iki Baltijos kelių iki sienos su Latvija. Ir apie keliasdešimt automobilių pasipuošę ženklais tam tikrais. Sveiki, gyvi. Jau pradėjau, bet jūs nelabai pavėlavote. Apie keliasdešimt mašinų pasipuošę ženklais, bet taip pat matyti ir bus prisijungusių asmenų, išvažiuos iš katedros aikštės, rinksis 13 valandą katedros aikštėje, palei katedros aikštė juosta ir nuo pradžia bus kolonos ties Arsenalo ir Vrublevskio gatvių kampu. Ir kiek jį ten tęsis iki juosdama katedros aikštę. Į 13:30 planuojamas išvažiavimas iš katedros aikštės. Beje, detalės dar šiandien aptariamos Vilniaus miesto savivaldybėje, kur vyksta posėdis. Ir kolona ketina pasiekti Ukmergę apie 3 valandą. Važiuosime į pačią Ukmergę, Kęstučio aikštę prie Nepriklausomybės paminklo. Ten pažadėjo dalyvauti meras, pažadėjo taip pat, matyt, bus prisijungiančių prie kolonos iš kitų miestų Ukmergėj. Toliau 17 valandą ketiname pasiekti Panevėžį ir irgi važiuosime į Panevėžį. Ir Laisvės aikštėje bus trumpas toks įvažiavimas, irgi prie Aleksandro paminklo bus galimybė prisijungti ir kitiems, kiek man žinoma, iš Šiaulių bus, iš pačio Panevėžio dar prisijungs prie kolonos. Ir po to trumpai važiuosim Pasvalį, tai bus maždaug, kaip mes planuojam, be 20:15:07, iš karto po mišių, kurios ten susijusius kaip tik su rugpjūčio 23 dienos minėjimu ir prieš jų tenais renginius Pasvalį. Irgi ketina dalyvauti meras tam pasitikime, irgi bus trumpas pabendravimas su žmonėmis. Kitos akcijos, apie kurias čia mes dar pakalbėsime. Ir važiuosim 19:30, planuojame būti jau pasienyje. Ir ten yra restoranas, taip ir vadinasi Pasienis, Saločiuose prie pat sienos. Planuojame, kad bus apie 100 matyti žmonių. Kiek mes galime prognozuoti tiksliai, nes aišku darbo dieną sunkiai tikėtina, kad labai daug prisijungs ir entuziastų mums nežinomų. Ten irgi
Dalia dar pakalbės, kas ten vyks, bet aš tik tai galiu pasakyti trumpą informaciją, kad iš Latvijos bus delegacija, ką mes jau minėjome ir praeitą kartą ir galiu konkrečiai vardinti. Tai bus jų gegužės 4 dienos signatarai, jų klubo prezidentas Juris Karlsons, bus Tautos fronto buvęs lyderis Dainis Ivans, bus Valdemaras Krustinč ir kuris ir atstovauja ir kiti bus nacionalinio susivienijimo visų Latvijai, Tiekzemei ir Breivikai atstovai. Ketinama priimti bendrą dokumentą. Bus nedidelė vakaronė, bendravimas ir apie kitus dalykus pasisakys mano kolegos. Aš tik tai dabar noriu suteikti žodį Antanui Buračui, kad prisiminti iš tikrųjų Baltijos kelio reikšmę ir ne tik tai atminties prasme, bet ir šiai dienai, kodėl ta akcija yra svarbi. Paprastai pabrėžiama Baltijos kelio istorinė reikšmė kaip beprecedentinio įvykio siekiant atgauti nepriklausomybę, ryžto atstatyti nepriklausomybę ir faktiškai gana tokia iš pirmo požiūrio naivi idėja susitelkti žmonėms, susikabinti rankutėmis, virto labai reikšminga tarptautinio pareiškimo visai pasaulio bendruomeniai forma, kai, galbūt nuo karų su kryžiuočiais, Teutonų ordinu, pirmą kartą Baltijos tautos vieningai pareiškė norą gyventi nepriklausomai vėl. Bet pabrėžiant šitą dalyką, kartais neakcentuojamas nemažiau, mano nuomonė, svarbus dalykas, kad pirmą kartą sąjūdis ir Lietuvos žmonės, Baltijos tautų žmonės pajuto, kad juos jungia vertybės, kad juos jungia pagrindiniai gyvenimo prasmės kriterijai. Ir tai buvo labai svarbu. Pirmą kartą mes pajutome, kad Sąjūdžio deklaracija pradeda veikti kaip tikra gyvybinė jėga visų savo pajėgumu, tampanti svarbesnė už buities negandas, sutelkianti žmonės. Kiekvienas žmogus pasijuto reikšmingas, galintis, taip perkeltinė prasme, nuversti kalnus. Tai buvo naujas jausmas. Ir dabar mes, kai susibūrėm, mes galim tik patvirtinti tą tiesą. Žmonės jaučiasi nusivylę, kad ne tik, kad jų balsas negirdimas, bet kad apskritai ir galimybės keisti savo likimus, priimti racionalius sprendimus siaurėja, mažėja ir faktiškai, korupcijos vėžys labai užkerta galimybės kažką tai padaryti reikšmingo bendrais interesais. Mes nematome, sakykime, skirtingų socialinių sluoksnių bendrumo. Ir dabar galime pripažinti, vis tik tai nueitas kelias primena tai, kad siekiamas vertybės buvo labai akivaizdžios. Bet kelias jų įgyvendinimą pasirodė nepaprastai sudėtingas, pilnas įvairiausių kliūčių. Matome, kaip, sakykime, dabar per visus masinės informacijos kanalus skelbiama, kad štai Lietuvoje bene mažiausi mokesčiai. Bet tie mokesčiai patys neteisingiausia, apie tai nutylima, kad Lietuvoje socialinė diferenciacija didžiausia, kad nėra solidarumo tarp socialinių sluoksnių dalinantis krizės naštą. Žodžiu, yra gausybė kitų vertybių, kurios darytų gyvenimą prasmingesnį, turiningesnį, ir mes tikimės, kad būtent Baltijos kelias tai yra ta vieta, ta terpė, kuri padėtų mums
vis tik prisiminti, ką mes gyvename, kokie svarbus yra ir tautos, ir valstybės interesai, kaip būtinai telkti visas šalyje gyvenančias tautybės, kad būtinai telkti skirtingų profesijų, skirtingų interesų žmonės bendriem tikslam, bendrom išliekamom vertybėm įtvirtinti. Ačiū, aš manau, dar bus klausimų ir galimybė pakomentuoti, papildyti. Aš dabar norėčiau priminti vieną faktą, kuris kaip ir nutylimas, kad Baltijos keliu ne tik tai buvo važiuojama, bet buvo ir skraidoma. Ir tie patys asmenys, kurie skraidė prieš 22 metus, skraido ir šiandien. Tai ir ta proga su šita akcija ir prieš 23 metus ir šiandien susiję Lietuvos aviatoriai ir aš noriu suteikti žodį, kaip minėjau, Lietuvos oro klubo prezidentui Jonui Mažintui, kuris pasakys, kas dar rytoj vyks padangėse. Labą dieną. Ačiū organizatoriams, ačiū prisidėjusiems, kurie rengė šitą akciją Baltijos keliui atminti. Kaip Vilčinsko dainoje, atmintį išsaugosi, kad šviestų visiems, kaip žvakutėje užkurtoje per vėlines. Jums, kurie tėvynėje gyvensite laisviems, kaip balta vytis ir kaip trispalvė vėliava. O ar išsaugome atmintį dabar? Ar dauguma žino apie tai, kas vyko tuo metu? Labai trumpai, jeigu leisite. Tuo metu lėktuvai Andų, Antonovai, Anuškis, Kukurūznikai ir taip toliau vadinami, pakilo iš Kauno oro uosto su gausybė gėlių, kurias barstė Baltijos kelyje. Jeigu pažiūrėtume bet kurį dokumentinį filmą apie tai, akcentas. Vienas tai žmonės su šypsena veiduose, su dvasiniu pakilimu. Antra, senasis kukurūznikas, kuris mėto gėles ir iš kurio nufilmuota ir tai, kas buvo prie arkikatedros ir kitur. Taigi, ir išsaugokime atmintį. Pirmąją Antoną Andų pilotavo Vytautas Tamošiūnas, Petras Beta. Gėles mėtė parašiutininkas Petras Kesarauskas. Povilas Kesarauskas. Piloto Petro žmona Irena vertėjavo ten buvusiems užsienio žurnalistams, kurie visą tai perdavė plačiajam pasauliui. Antrajame lėktuve Andų, taip pat pilname gėlių, taip pat ir su žurnalistu, buvo atliekama tas pats. Jį pilotavo Kazimieras Šalčius, Audrius Jonušas ir amžinatilsį Algis Verbickas. Jeigu pasakyti, kas mums aviatoriams tuomet įstrigo, ir man daugelis žmonių, tai pirmą kartą žmonės tapo drąsūs, jausdami sujungtas rankas, jausdami tai, kad trys nuostabios Baltijos valstybės susivienijo, drąsiai, nežiūrint draudimų, nežiūrint nieko, atliko šitą skrydį. Nuostabu, kad šitą skrydį palaikė ne tik tai aeroklubo lakūnai, bet ir civilinės aviacijos lakūnai. Ta nedidelė lietuvių dalis, kuri buvo seniai ištikima Lietuvai ir seniai norėjo savo valdžios ir viso kito savo valstybingumo. Amžinatilsį Kauno jungtinio būrio vadas Bronius Jurelionis. Jeigu ne jis, nieko nebūtų buvę. Taigi, jau kitoj dainoje sakoma, kad nors gražiausia daina padainuota savo buvusio grožio neskleis, bet toks renginys Baltijos kelias, kad ir keliuose miestuose, tai nuostabu. Užtat aš susiskambinau su dar gyvais esančiais lakūnais, su Vytautu, su Petru, su kitais. Ir jie
23 dieną praskris. Taip pat pamirkščios šviesomis, taip pat pamojos sparnais, taip pat išmes gėlytes. Tuose vietose, kaip gerbiamas Gintaras pasakė, kur bus renginys. Toliau, rugsėjo mėnesį, pašūkininkai aeroklubo Lietuvos, Latvijos, Estijos atliks ore Baltijos kelią, taip kaip galima grandinėlę atlikti. Jie apgailestauja, kad pas mus nėra geros organizacijos. Na ką padarysi, gyvenimas toks, koks yra, kad nėra atkartojamo kažko panašaus, kaip kad buvo, bet jie tą padarys ore, susikibdami rankomis, taip dar kartą paminėdami Baltijos įsimintiną kelią, po kurio mes tapome drąsūs. Na, o šiandien yra, aš apie tai nekalbėsiu ir nereikia, apie tai kalbėsime kitus kartus. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai už gerą ūpą. Dabar tada žodis Daliai apie, daugiau turbūt apie renginį ties sieną su Latvija. Apie tą jo dalį, kur dalyvaus lietuvių ir latvių folkloro žmonės. Sveiki. Šiaip, aš tai atsimenu Baltijos kelio dieną, tai kaip viena iš laimingiausių dienų. Ir dauguma kalbų, kas dalyvavo, tai tikrai ta vienybė tarp tautų, ta stiprybė, susijungimas rankomis, turbūt yra nepakartojami dalykai. Na, bet mes esam nuo seno labai arti, turim daug bendrų tradicijų. Galbūt anksčiau nepastebėjau, kad būtų bandoma surengti tokį dalyką, kaip, tarkim, šokių vakarą. Na, šiemet mes tai pabandysim daryti, nes iš tikrųjų mes jau seniai šitą darom, jau daugiau kaip 10 metų Lietuvių etninės kultūros draugija turi sukūrusi tradicinį šokių klubą ir šokam kartu su latviais ir su estais. Važiuojame, pavyzdžiui, į Latviją sausio mėnesį šokių naktį, kokie 400 žmonių. Ir visą naktį nuo 7 vakaro iki 7 ryto. Nu, šį kartą gal taip nepavyks, nes įsiterpta, tuos bus tradicinė Latvių vasaros šokių stovykla nuo šeštadienio. Bet kiek spėjom pakviesti, tikėsimės, kad atvyks šokėjų ir iš Latvijos pusės. Na, dalyvaus dar Pasvalio rajono Rauponių kaimo folkloro ansamblis. Rauponių kaimo folklorinis ansamblis. Rauponių. Taip. Ir, žodžiu, tiesiog mes turime tikrai nemažai bendrų ir tradicijų, ir švenčių. Mes puikiai mokam vieni kitų šokius. Tiesa, dar ne visi moka vieni kitų dainas dainuot, kalbas gyventi. Bet pamokysit. Bet pamokysit. Taigi, žodžiu, kviečiu, kas tik tai ten bus irgi prisijungti, nes aš manau, kad reikia džiaugtis. Čia yra tiesiog Baltijos kelias pavertė šitą dieną, kuri, ko gero, buvo gėdinga diena, pavertė džiaugsmo dieną. Ir reikia dėl to džiaugtis, šokti, dainuoti. Ačiū, mes jau prakalbėjome kokį 20 minučių, tai dabar yra galimybė paklausti, patikslinti, papildyti. Prašau, kas turite kokių klausimų. Viskas aišku visiems. Prašau. Kažkada buvo kilusi mintis, kad visą tą kelią žymintis kryžiai kaip kompleksas būtų paskelbtas kultūros vertybę ir kažkokiu būdu garantuotas jo istorinis likimas. Ar nevertėtų iniciatoriams tą mintį dar kartą užakcentuoti ir tarsi prisimti atsakomybę, kad tai būtų įgyvendinta, nes nėra veikėjo, nėra veiksmo. Ir dar jeigu leisi, paskui ir gerai. Žinoma, leisim, bet ir šiaip gerai atsimenu mūsų kelionę. Tai jau tarp kitko senokai buvo, bet aplankėm tas visas vietas, kur yra kažkokie atminimo ženklai.
Jie yra įvairaus, kaip sakykime, rango, yra pačių žmonių ten dalyvavusių pastatyti, yra ir savivaldybių globojamų. Ir tikrai nepajutom, kad yra kažkoks tai, kad būtų kažkoks kompleksinis požiūris ir nepajutom, kad apskritai istorinės atminties politikoje būtų pagalvota apie jau Baltijos kelio, iš tikrųjų artėja ir 25-metis, kad nepajutom, kad pagalvota būtų apie ne tik įamžinimą, įprasminimą, bet ir savotiškai pateikimą, sklaidą galų gale. Tai gali būti tiem patiem mūsų svečiam šalies, galbūt ir įdomu, reiškia, būtų paieškota kažkokių tai kūrybingų būdų, kaip tą pristatyti. Tai jūsų tas klausimas yra ne vien tik tai su tais paminklais susijęs, o apskritai su istorinės atminties politika. Aš manau, vienas iš dokumentų net galėtų būti, aišku, čia Latvijai savo turi matyti problemų, bet mūsų pačių tokia deklaracija, ten vakaronės dalyvių, vadinkim, galėtų būti tarp šokių ir toks dokumentas, manau, būtų reikšmingas. Tai ačiū už tą jūsų klausimą. Aš ką tik grįžau iš Latvijos pasienio su Lietuva ir porą dalykėlių norėjau užklausti. Ar paliesit kalbų mokymasi, ar paruski šnekėsit su Latvijos kolegom kaip iki šiol? Nes Lietuvos pusė švietimo ministerija palaikydavo, kad būtų latvių kalbos mokoma, bet Latvijai, sakė, mokyklose nemokoma. Ir konkrečiai Aknistos ar Subačiaus, kur yra etninės žemės lietuvių iškeistos į Palangos pajūrį. O kitas dalykėlis, aš Bauskį mačiau skelbimą, kad taip pat bus minima 23-oji, bus filmas rodomas, galima būtų iš abiejų valstybių ir iš trijų rinkti tuos duomenis. Ir jūsų ar tautininkų linija, kaip paliesit. Ačiū. Na, girdėjau, kad iš Bauskės taip pat bus svečių ir, kaip jūs sako, tautininkų. Jie vadinasi truputį kitaip, bet mes neturim, kaip pasakyti, visų Latvijai vadinasi atstovai. Bet dabar pirma jūsų klausimo dalis. Taip, bus kalbėsim tik lietuviškai ir latviškai, neskalausim burnos tiems, ko kitom kalbom kalbės, bet šiaip tai bus vertimas. Čia buvo, atsimena, Dieveniškėse stovykloje tas juokais pasakyta, kad mokytis kalbų. Čia bus oficialios dvi kalbos, latvių lietuvių, bus vertėjai. Ir tam dokumentai, kurį minėjau, bus būtent pasakyta, kad vienas iš strateginių tikslų tai yra plėsti latvių kalbos mokymą lietuviškose mokyklose ir Lietuvoje ir lietuvių kalbos mokymą Latvijos. Kad kartu su valstybinės kalbos mokymu būtų išmokoma ir kitos šalies, šiuo atveju ar Latvijos ar Lietuvos, lietuvių ar latvių kalbos pagrindų. Tai reikalinga ne tik tam, kad suprasti apie vienas kito gyvenimą daugiau ir domėtis ir kad būtų nacionalinių kultūrų sąveika, bet ir dėl to, kad tokios žinios lietuviams latvių kalbos žinios ar latviams lietuvių kalbos žinios ir labai pagilina kalbos jausmą, supratimą, atveria kažkokią vaizduotę ir supratimą pagilina apie baltų kalbų vertę ir lietuvių kalbos ar latvių kalbos grožį ir įkvėpimo šaltinį. Tai, prašau. Klausimas yra Mažintui. Jūs minėjote, kad darysit tą gyvą grandinėlę ore. Gal galėtumėt patikslinti, kada ir kur čia numatoma daryti? Rugsėjo mėnesį tiksliai datos dabar nepasakysiu, tai bus nustatyta Pociūnuose, Kaune, šalia Kauno, Prienų rajone. Tai yra paleidinė mūsų bazė. Ir beje, sakydamas, papildydamas, jeigu leis ponas Gintaras,
tai pasakyčiau, kad mes labai paprastai su latviais susišnekam lietuviškai ir lenkiškai. Atsiprašau, ir latviškai. Juo labiau, o čia šypsenai ir lenkiškai galim. Nes aviatorius jungia bendradarbiavimo dangus. Juo labiau mūsų broliukais, juos su mumis. Ir jie visada dalyvauja mūsų visuose renginiuose. O dabar buvo Lietuvos aeroklubo 85-metis. Latviai dalyvavo visuose mūsų aeroklubo renginiuose. Prašau. Klausimas akademikui Antanui Burašui. Jūs minėjot, kad mokesčiai Lietuvoje yra ne tik patys mažiausi, bet ir patys neteisingiausi. Ką jūs turėjote omeny, sakydamas, kad jie yra neteisingiausi? Praktiškai nėra Europoje valstybių, kur pelno mokestis būtų žymiai mažesnis negu pajamų mokestis, gyventojų pajamų mokestis. Tai, suprantat, tas įtvirtina ir rezultatas per 10-metį Lietuvoje socialinė diferenciacija pasidarė pati giliausia. Tokia situacija. Na, čia tema, mes turbūt skirsim laiko ekonominiai, socialiniai politikai atskirai. Tai jeigu dar, prašau. Aš dar vieną aspektą noriu apie istorinės atminties gilinimą, įtvirtinimą ir netgi gynimą. Daugeliu atveju yra kalbama apie sąjūdį, kad pradėjo nebaigė, kažką padarė ne taip. Visi, kurie pradeda, yra kalti iš principo, kad pradėjo. Bet šiuo atveju, man atrodo, kad mes tikrai turime didžiuotis, kad pradėjome. Ir vis dėlto skirties tarp valstybės, kurią projektavome mes tada, ir valstybės, kurioje mes šiandien gyvename, skirties niekas neakcentuoja. Tarsi mes šitą valstybę šiandieninę būtume projektavę. Ar netrodo, kad mūsų situacijos ir apskritai istorijos teisingo supratimo reikalų nacionalinis susivienijimas už Lietuvą Lietuvoje turėtų imtis iniciatyvos labai tiksliai pasakyti, kas, kada, kaip iškreivino 90-ųjų metų valstybės projektą ir nuvedė iš tautinės valstybės, nacionalinės valstybės į kosmopolitinę. Man atrodo, kad susivienijimas už Lietuvą Lietuvoje labai tiksliai formulavęs šiandien generalinį Lietuvos uždavinį, neišvengs šitų klausimų ir matyt, kad atsakomybę už istorijos išgryninimą ir šią prasme neišvengiamai teks prisimti, kaip jums atrodo. Na, tiek Baltijos kelio istorinė data, tiek jūsų minėtas susivienijimas už Lietuvą Lietuvoje primena, kad vis tik valstybė turi vadovautis strateginiam programom ir tuose programuose turi būti vertybinės orientacijos, turi būti realūs tikslai, pagrįsti šaltiniais, pagrįsti galimybėmis. Mes to dabar nematome, bet deklaracijų, po kuriomis slepiasi gana godžių grupuočių interesai, deja, retai galime pajusti, kad žmogus nelieka apgautas, eilinis Lietuvos gyventojas. Netgi po Lietuvoje gyvenančių tautybių interesų bendrumu dažnai slepiasi gana priešiški pareiškimai, priešiškos iniciatyvos, skaldančios gyventojus. Mes prarandame visais požiūriais. Nėra socialinio solidarumo, nėra tautinio solidarumo, nėra galų gale to pojūčio, kad būtent valdžia yra tam, kad padėtų žmonėms pasiekti reikšmingesnių tikslų. Man atrodo, kad labai laiku
pasirodė tas susivienijimas, jis turi priminti ir kitoms politinėms partijoms, kad vis tik tai reikia ne vien siekti žodinių susitarimų, o realaus įgyvendinimo tautos ir valstybės vardan, jos ateities vardan. Labai nuostabus klausimas ir jeigu būtų daugiau laiko, tai turbūt nėra sunku atsakyti. Jeigu pažiūrėtume, nueitume į bet kurį bažnytkaimį gerą lietuvišką ir paklaustume vietos inteligento, jis atsakytų labai paprastai. Švytuoklės principų valdančios partijos ir jų lyderiai padarė tai, ką padarė. Ir tai labai nesunku atsekti. Jis dar pridurtų, jeigu jis nepiktas žmogus, o mąstantis, jis pasakytų, kad Sąjūdis atliko savo rolę, įkūrė nepriklausomą valstybę de jure ir de facto. Ir tai yra faktas. Kitas faktas, kada Sąjūdis susiskaldė į atitinkamas partijas ir buvo pamirštas, ir kodėl pamirštas, į tą klausimą taip pat nesunku atsakyti. Miela prie Šiluvos bažnyčią gyvenanti moteris Leskauskienė, gražiausios to rajono sodybos šeimininkė, laisvai atsakys į tą klausimą. O manau, kad už Lietuvą Lietuvoje, tautinis susivienimas į šitą klausimą tikrai atsakys. Ir paskleis atsakymus, kad gyvoji atmintis būtų kiekvieno širdyje. Ačiū. Dėkui Jums. Turbūt pagrindinis kaltininkas tikriausiai įvardinkim nelietuviškų žodžių, graikiškų cinizmus. Tai dabar esame pasiekę tokią būseną, kai yra mūsų valstybė politinė sistema, kuri jau neslėpdama veikia savo pačios tolesnio išlaikymo labui. Ir manipuliuoja jau tuo, kad žmonės, piliečiai paprastai ne viską atsimena, kad ne viską žino, ne viską turi galimybę sužinoti. Ir labiausiai neramina tokia, cinizmo viršūnė, kad net sąmoningai mąsto, kad kuo mažiau žmonių ateis į rinkimus, to jiem geriau. Kad visi nusivylę čia buvo pasakyti, pikti, savo rūpesčiuose paskendę, kad jie neteitų, kad jie nebūtų aktyvūs savo valstybės kūrėjai. Prašau. Labai dėkui už atsakymus, bet aš dar norėčiau akcentuoti vieną motyvą iš to, kad buvo pasakyta, tarsi diskusijai prasidedant. Man labai rūpėtų, kad mes būtume, susivienimas būtų pradininkais to proceso, į kurį įsijungtų istorikai ir pasakytų, tai vyko 95 metais, tai vyko 2001 metais ir taip toliau. Į pagrindinius šiandien tautą ir valstybę niokojančius ir žudančius veiksmus, kad jie būtų labai tiksliai lokalizuoti ir chronologizuoti. Gali tekti įkurti savo atskirą istorijos institutą. Matyt, kad pats laikas. Alkas Aršas LT vardu. Kalbam apie lietuvių latvių susitikimą prie sienos, lietuviškai, latviškai kalbėsim, o estų nebus, estiškai nebus kalbama. Aš manau, kai bus 25-metis, tai bus renginiai ant visų dviejų tiksliau sienų. Ir šiaip buvo pranešta Estijos pusėje, gali būti, kad vienas kitas ten ir atvažiuos, bet nebus estų kalba kalbama. Ir šiuo atveju mūsų toks stilius, ar kaip čia pasakyti, žanras mūsų to susitikimo vis tik pabrėžiant latvių lietuvių vienybę, nepamirštant taip pat vienybę su Estija, bet mėginimas iš pietų suaktyvinti Baltijos šalių bendradarbiavimą ir viena iš minčių, kad lietuviai ir latviai galėtų
apskritai ir Baltijos asamblėjos veiklą pagyvinti ir panašiai. Čia įdomu, kad per 3 Baltijos valstybių ir aktyvumą neseniai paskelbė Suomija, kad ketina gilinti Baltijos šalių tokį bloką bendradarbiavimą. Tai čia pažiūrėsim, į ką viskas išvirs, bet taip, šiuo atveju tai daugiau yra nacionalinio susivienijimo iniciatyva ir dalyvaus nacionalinio susivienijimo atstovai iš Latvijos ir Lietuvos. Iš tiesų, mūsų Lietuvos valdžios institucijos per mažai skiria dėmesio baltiškos savimonės išsaugojimui ir baltiškos kultūros puoselėjimui. Todėl labai džiugu, kad Lietuvių etninės kultūros draugija kaip ir visuomeniškai kompensuoja šitą trūkumą. Norėčiau paklausti gerbiamos Dalios, ką kaip folkloristė, kaip specialistė pastebi, kokius bendrus kalendorinės šventes, dainų ryšius, nes žmonės labai mažai žino, kad mes iš tiesų aš pati stebiuosi, kodėl taip lengva ir galiu greitai išmokti latvišką šokį. Kodėl? Iš tikrųjų, mūsų būdas gal yra šiek tiek panašus. Kai mes šokam kartu lietuviai, latviai, estai, estai vis dėlto šiek tiek kitoks jaučiasi charakteris ir šokių. Mūsų daug kas yra bendra. Yra tikrai daugybė kalendorinių švenčių, tarkim, mes galbūt kai ką praradom labiau, kai ką išsaugojom labiau, galim pavydėti latviams, kad jie tikrai turi labai puikias tradicijas Lygo, Janio, reiškia tos šventės, tikrai švenčia visą Latviją. Mes turim galų gale jau įsikovoję laisvą dieną, Rasos Joninių šventę, bet kaip sunkiai jinai virsta iš to salos pagėrimo šventės į tikrąją tą šventę su visokiom apveigom ir su šokiais, su laužais. Ir tiesą sakant, nėra labai sudėtinga. Reikia tiesiog daugiau sklaidos, daugiau galbūt edukacijos ir tikrai tas pavyzdys kitos šalies, jisai labai padėtų. Mes, tarp kitko, teikėm siūlymą Lietuvos radijo ir televizijos tarybai, kad kažkokias laidas galėtų transliuoti, tarkim, Latvių švenčių Lietuvoje, Lietuva galėtų leisti transliuoti laidas Latvijoje. Tikrai tas žmonių, apskritai visuomenės išprusimas apie mūsų tradicijas yra labai menkas. Ir reikėtų to žymiai daugiau. Taip, ačiū. Aš gal papildysiu, tam planuojama priimti dokumentą irgi pasakyta apie bendrą informacinę erdvę, kad reikėtų ją stiprinti ir apskritai apgailestaujama dėl pakankamai per tos 2 metus, jeigu mano nepriklausomybės paskelbimo, labai paviršutinišką sąveiką bendradarbiavimą. Jis liko toks iš inercijos daugiau, iš tokio solidarumo, beje, kuris sustiprėjo būtent per Baltijos kelią, o tokiam valstybiniam lygmenį yra institucijos, oficialūs susitikimai vyksta, bet tokio tikro pažinimo vienas kito mažai trūksta jo. O labiausiai, aišku, vienintis dalykas tai yra tautiniai papročiai, tai mūsų pamatai nacionalinių kultūrų. Tai jūsų paminėtas dalykas apie mūsų nacionalinio radijo televizijos misiją, kuri turėtų būti vykdoma ir turbūt ir Latvijos pusės atitinkamų institucijų, tai aktualus yra. Ir politikai jau seniai yra, ta parlamentinė grupė už Latvijų lietuvių vienybę, seniai tas yra iš parlamentarų pusės siūloma. Bet vykdomosios valdžios dėmesio, dėl anksčiau